Liepos 2-4 dienomis Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro lauko estradoje. Tarptautinis jaunųjų vokalistų konkursas Baltijos balsas 2026. Dalyvauja atlikėjai iš 20 pasaulio šalių – Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos. Liepos 2-3 dienomis konkursas. Liepos 4-17 val. Laureatų koncertas, konkurso uždarimas. Įėjimas į renginius nemokamas. Konkurso organizatoriai – Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras, Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centras, visuomeninė organizacija Lietučiukės. Festivalio globėjas – Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis. Generalinis rėmėjas – Neringos savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – uždaroji akcinė bendrovė Maxima. Pagrindinio prizo steigėjas – uždaroji akcinė bendrovė Justepa. Prizų steigėjas – akcinė bendrovė Orlen Lietuva. Konkurso rėmėjai ir draugai – Valrem, Saurida, Stema Group, Vigesta, Edvardo servisas, Unilever Lietuva distribucija, reklamos idėja. Darlandas, akcinė bendrovė Smiltynės perkėla, Pamario viešnagė, RBII, geriausios kanceliarinės prekės Mažeikiuose, Žilvino barono įmonė Muzikinis Rusys, Villa Flora, kavinė Minispot, Kampuzas, Denis, radio stotis Mažeikiai FM ir Kapsai.